Prezidentas duodamas priesaiką padeda ranką ant konstitucijos nesimboliškai ir ne dėl gražumo. Tai yra viešas pažadas, aš vykdysiu valstybės interesą konstitucijos ribose. Ne vietoj konstitucijos ir ne aukščiau jos, o jos nustatytose ribose. Įsivaizduokime situaciją, kad prezidentas atvyksta į Kapčiamiesčio kraštą ir sako, gynyba ir poligonas yra valstybės interesas. Todėl turime iškirsti miškus, nusausinti Natūra 2000 teritorijas, paimti namus ir jei jie čia gyveno, kartu kartas nėra svarbu. Taigi čia svarbu yra aiškiai pasakyti, gynyba yra svarbi. Tai nėra ginčo esmė. Lūžis įvyksta tada, kai valstybės interesas pradedamas vartoti kaip argumentas, leidžiantis apeiti konstitucijos ribas. Jeigu žmonės realiai neturi galimybės ginčyti sprendimo, jeigu bendruomenė nėra sprendimo subjektas, o tik informuojama, jeigu nuosavybė yra aplinka, yra aukojamos be proporcingumo ir pasirinkimo, tada faktiškai pasakoma, susitarimas galioja, bet ne dabar, ne jums ir ne šioje vietoje. Tai ir yra konstitucijos kaip susitarimo sulaužimas. Ne todėl, kad sprendimas sunkus, o todėl, kad jis daromas tarsi susitarimas būtų laikinas ir selektyvus.